normalu pasidaręs. Nes turėčiau atrodyti. Arba kas? Arba nieko. Paskūsi mašinų policijai į mus. Filmuoja Jorijau. Nu. Duok biškį, pasitrauk. Ne. Pasitrauk, prašau. Čia reikia mylėti šitą mašiną, negalima jos niekaip žalot. Nedaužk lango, Mindaugai. Mindaugai. Nedūžta. Nedaužk lango dar. Nedūžta. Nedaužk dar, jo. Mums dar prineš čia lietaus lapų. Nu nedaužk lango, Mindė, sakiau, kad ant galo. Mindė. Nedūžta. Nu nedaužk lango. Nu nebesvaig, nebedaužk lango, nu tai ant galo išdaužim. Ką tu veiki, baig. Paskutinį pabandau, gerai? Ne, sustok. Prašau. Sustok, ne. Paskutinį pabandau. Tu šiandien nekontroliuojamas esi. Mindaugai. Su BMW atvažiavau. Mindaugai. O. Suveikė. Įdomiai atrodo labai. Kiek šiaip žinokit, dopamino gavau, ką tik tu tas man dreba rankas. Jo, labai mums prilisi mašiną. Jau lyja girdžiu. Bet šiaip atrodo tai gražiai. Nu duok biškį. Ne. Duok biškį. Ne. Duok biškį. Čia mano, pasimk savo. Nu duok biškį. Susirask savo. Nu duok biškį. Ko tu šiandien toks? Gerai, atsiprašau. Žiūrėk, pradedam epizodą, noriu pradžiai išsiaiškinti, kodėl tu šiandien toks esi nevaldomas ir toks nesukalbamas. Pameti mikrofoną. Oi. Kodėl tu toks piktas? Kas nutiko? Aš nepiktas visiškai. Kodėl tu toks nekontroliuojamas? Kodėl tu rankos taip vadreba dabar? Jis išdužuo. Kaip smagu buvo. Pakvėpuok, biškai nusiramink. Kas Palauk, įvyko? kur man čia tą mikrofoną? Kas įvyko tavo gyvenime, kad tu toks visiškai esi išsidaužęs ir sutrikęs? Išsidaužęs ir sutrikęs, kas mano gyvenime vyko, žinok, šiaip nemažai, karočią. Nu papasakok. Blemba, nu toks ir vienokių, ir kitokių, žinai, dalykų. Ir pakeliavau, žinai, ir palydėjau, ir pasidžiaugiau, ir nu visko, karočią. Kur keliavai? Į Italiją. Ką, Italijai? Gražu ten, belinkaip. O tai pas ką važiavai, ten giminė kažkokia tavo ar draugas? Aš tai vienas važiavau ten. Dominikai, kur paprastai savo garažės stiklus meti mašinos išdaužtus? Tu išdaužyti, nu ne. Tai tu išlapai, aš tai tik išdaužiu. Nu, tai aš tau padėjau, eik, da baigsi. Grįši papasakosi pas kokią ten mergą Italijai buvai nuvažiavę. Ta prasme. Nu, pas mergą lyg ir buvai Italijai, važiavai pasižiūrėti, ar tu ją myli ar nemyli, kažkas tokio lyg. Okei. Tai myliu ar nemyliu? Nu, iš to, kuk šiandien nesukalbamas esi, atrodo, kad gal tu myli, bet jin gal tavęs nemyli. Jo, gali būti, kad aš myliu, o manęs nemyli. Papasakok. Kaip buvo Italijai, O papasakok. kokia tavo perspektyva buvo? Nuvažiavai ir kaip buvo ten, papasakok. Nes Aš? vis tiek tu gal geriau žinai, tu važiavai. Atvažiavau į Italiją, pasivaikščiojau, žinai, vaikščiodamas gražią damą labai pamačiau, žinai. Sakau, na jis. Ai, ar nebuvo tai, kad tu pradžiai ją Lietuvoje pamatėjai ir tada jinai išvarė ir tu iš karto... Tai tu palauk, tai tu nori, kad simpas aš... iš paskos Tu nori, kad išvarei. aš papasakočiau? Jo, ne, sorry, pasakok. Aš galiu tau Nenoriu papasakot. kištis. Atvažiavau į Italiją. Taip. Tiesiog perdegiau, žinai, išprotėjau, jada, galvau, keliom dienom atsipūsiu, žinai, važiuoju į Italiją palisėti. Kažkeista, nes šiaip tu atsipūtęs būni kiekvieną dieną beveik. Beveik. Esminis žodis yra beveik. Taip. Atvažiavau, žinai, atskridau į Siciliją, žinai. Atvažiavau į miestą, išėjau. Sicilija? Aha. Nei Palermo? Tai o kur yra Palermo? Gerai. Pirmas vakaras buvo, galvojau, žinai, gal važiuoju, kadangi dar, nu, tipo, spėjau visai, galvoju, varau saulės palydėti, žinai. Atvažiavau, pamačiau tokią labai žavę, žinai, gražią merginą, sakau, nu, blemba, tokia, nu, sakau, gal pabandysiu persivežti, žinai, tipo, namo. Jo. Priejau, O jinai Italė? Tai aš galiu papasakoti. Nu, gerai, man tiesiog, nu, tam tikri klausimai kyla. Toj prieisim. Gerai. Prie to ar Italija, ar ne. Ir aš priejau prie jo, sakau, hello. Buvai jie paguldęs taip ir va taip darai kažką, va taip, va, kaip Dominikas dabar kapotai daro. Okei. Tau tai darė? Jin tau taip darė? Okei, nu gerai, tęsk. Sakau, hello, your name is really beautiful, žinai, how are you? Ir mes ten kažką kalbam, žinai, angliškai, žinai, ten japinam, žinai. Jo. Sakau, are you local? Angliškai kalbėjau? Okei. Sako, no, sako, I'm from Lithuania. O, Primesk. lietuvė. Primesk tokį, karočią. Galvoju, žinai, tęsim entertainmentą toliau, žinai. Aš jai ten angliškai, žinai, pripasakojau, kad aš, žinai, iš Silicio slėnio esu nesveikai įtakingas verslininkas, karočią, ten milijonierius, jada, žinai. Taip atrodė panašiai.
Gal prašiau truputį. Okay. Kaip milijonierius. Kaip milijonierius, jo. Ką jūs čia kurvas tą mašiną padarėte? Sorry, blema, nesilankstyk. Čia tu, man atrodo, padarai. Nu. Ir žinai, kažkurio metu aš vis dėlto pasakiau, kad va, čia, žinai, aš lietuvis, tai ne, pradėjom ten kalbėti, žinai. Eik prie esmės. O kokia esmė yra? Kam aš pasakoju šitą visą dabar? Kodėl tu grįžęs man sakei, Evaldai, tikriausiai, žinok, nieko nebus ir nežinau, ar bus kažkoks gilesnis ryšys, nes nežinau, ar jinai mane myli. Šitaip ir sakiau aš. Jo, grįžai šiaip liūdnas gan. Sakei, viskas prarasta. Viskas prarasta. Jo. Šansų nėra. Jo. Ne, meilės nėra. Ji kažkur Italijoje. Bet tu neliūdi. Aš? Jo. Apsisuk, pasižiūrėk į mašiną dabar ir pasakyk, liūdžiu ar aš neliūdžiu. Atrodo, kad pakankamai savo sveiko proto ribose. Aš irgi taip galvoju. Nedaužk antro stiklo. Jisai nedūžta vis tiek. Ne, nedaužk mindaugai. Bet jisai nedūžta, žiūrėk. Trauks labai skersvėjais. Vis dėlto sudužo. Lyt pradeda. Girdit? Lyja kažkur. Girdžiu lašus kažkokius. Pala, kaip tu ten darai? Oi, tu savo pyksta, šoka atgal pirmiausia. Tai va ta mergina Italijai Mindaugo širdį taip pat subadė. Ne, nes... Panašią skylę paliko. Po to paėmė karočią jinai, ant galo Italija sako, Mindaugai, tarp mūsų nieko nebus, Mindaugai. Ir Mindaugas sako, gal dar galima sutaisyti, ir jis sako, va, imk taisyk, nešk į konteinerį, viskas, kas liko iš mūsų ryšio. Nešu į konteinerį tada. Man viskas gerai, brolau. Nu, bet pasižiūrėk, tu durnas kitas. Mes galim lankus nusidažyti pilnai. Tik į pliusą viskas. Aš sakiau jau nuo pirmos serijos, daužiam nahui tos langus, ką mums jų reikia. Jo. Nu, geriausia dabar yra prisibarstyti čia visur stiklo po kojom, kad lengviau dirbt būtų. Taip. Taip. Jo. Blemba, Dominikai, žinau, kad žiūri į tave, šiaip neatrodai labai laimingas, ne? Nesupranti, tipo, yra prikolas tas, kad mums dar reikia vis tiek nuvažiuoti su jie iki stendo. Ir, būtų gerai, kad kažkaip iš šono mašina atrodytų kaip su technikiniu. O neatrodo dabar? Kaip tu galvoji, pavyzdžiui, sustojus prie policijos, prie šviesoforo, jie pažiūrės kiaurai stiklą į lankus raudonus. Ir galvos eina, kokie lankai, tu durnas? Ne, aš tikiu, kad jie pagirs, tipo, už tai, kaip gerai ryti suvirino. Saugos diržai yra, vairas yra, kuro bakas yra, užsikūrė, važiuoja, karočią, kapotas tuoj atsidarys. Dar kem minučių ir kapotas atsidarys. Šiaip jo. Kaip tu gyveni, kaip tu laikais? Puikiai. Mes kaip ir kambariokai esame, ne? Įsikėliau didesnį būtą. Didesnį būtą gražų labai, miesto centre. Taip. Puikiai gyvenu šiaip. O kodėl aš turėjau susirinkti tave šiandien iš kažkur? Kodėl aš tave pirmą kartą per 3 paras matau ir nė kartą nemačiau karočią namuose? Dirbau daug. Dirbai daug? Taip. Jo, kokius darbus, pavyzdžiui? Sukau grėžiau. Sukai grėžiai? Įrenginėt pradėjai chatas? Užsiemu jo dalinę apdailą. A, ne? Čia tokios brangios tas... Kokios? Ai. Čia ką tik pypsiukas nuskambėjo. Tik buvo tokios brangios tos pyp tau. Okay. Apie ką mes kalbame? Mes negalim sakyti, ne? Ko negalim sakyti? Kad tu iš... Vėl nudipsėjo ką tik. Žinai, ką mes bendrą turim? Ką? Nu, būtą. Būtą? Būtą turim bendrą dabar. Ir pomėgį Kiek pypsiukų skamba iš tikrųjų? Tik žinai, mano atveju... Stop. Ei, atsidarė kapotas, pažiūrėk. Wow, Mindaugai, pažiūrėk, viskas tik gerin. Diena gerėja, maladės Viskas Dominikai. tik gerin. Viskas tik į priekį, maladės Dominikai. Suda, kaip aš džiaugiuosi, kad aš tave pažįstu. Kokie šiandien darbai mūsų laukia? Buvom biškiai apleidę vabaliuką. Norim pasidaryti apiplovimą, kad būtų galima su mygtuku iš vidaus apsiplauti stiklą patogiai, kad bakelis viduje stovėtų. Prisipirksim dalykų ir bandysim kažką suchimičyti. Prie chimičisnių padarysim. Pala, man skambina kažkas. Prieš 2-3 dienas skambina? Pala. Mergina skambina. Kas skambina? Sveiks, tauti. Kaip gyveni? Nieko, neblogai, galvau, dama paskambins, bet tu paskambinai, tai taip ir gyvenu. Tai gal net geriau, ar ne? Taip, žinai. Tai gal mes galim važiuoti, jisai čia savo šitą bardaką susitvarko. Gali taip ir padaryti, Ne, duosiu. jo vieną palik negalima, žinok, aš bijau, kad mes grįšim, nebus ne tik šitų langų, bet aplinkui visų mašinų langų nebebus. Jo? Gerai sakai. Jo.
Kodėl jūs nepasitikit? Kodėl manim niekas nepasitikit? Ką aš aš padariau? padarei? Aš padariau, kad visiems būtų geriau. Kad nesakiau, kad atėjo šiandien ta diena, Mindaugai, kai galėsim išlupti visus O langus. aš supratau, kad vat šiandien ir atėjo ta diena. Tai va dėl to gal tau su to merginom ir nesiseka, nes tau jos vieną sako, o tu išgirsti kaip tau patogu. Ir yra Kaip? skirtumas, kur išlupt, o kur sulupt Jo, langus. jo. Tiesa, irgi geras lygiai argumentas tas pats. labai. Lygiai tas pats jo su merginom. Kur išlupt merginai dantis ir kur sulupt. O kaip ta mergina, kur visą laiką tau dėmesį rodo ir tu sakai, gal... Pipsi, ne? Jum irgi pipsi. Dar teisų nematėjau. Taip, skuodžiu po savo gyvenimo meilę. Prisiminiau, kad reikia iki statybinių prekių parduotuvės iš pradžių. Prisiminiau, kad darbai juk. Blemba, greitai dirbt. Nemylinai tave. Nesakyk. Tokie tiesa, nu tavęs nemyli. Prašau, nesakyk. Tai va, Mindaugai, ar gal apie mašiną toliau šnekam, ar apie asmeninius gyvenimus? Aš norėčiau šnekėti apie mašinas, bet aš nieko nesuprantu. Mašinas. Ką tu nori, kad aš tau papasakočiau apie mašinas? Ką tu nori, kad aš tau pasakyčiau? Liotas. Liotas. Suportas. Tai sena yra. Čia suportas. Tai sena. Suport. Žinai, kas yra sena? Ne. Sportas. Evaldai. Tau reikėtų pasitikrinti smegenūzus. Galima. Ne. Prašau. Padėk. Ne, negalima, turim namie smegenūzus. Prašau, Evald. Puikiausiai smegenūzai namuose. Prašau, Evald. Ne, padėk. Negalima, nu... Kaip galvoju, dėl ko merginos jo nemyli. Čia parašyta žaisla šunim, o aš tai Mindog. Evaldai. O, dieve. Galima šitą. Ne, Mindaugai, mes elektrinę betono maišyklę Hervin Construction turim namie 180 litrų talpos ir 850 vatų. Jo? O kur jin yra? Pilni namai. Tai bent tarhūną tada pasiemam. Tarhūno neturim. Galim tarhūną. Šiaip mums beje reikės langų plovikų. Ai, ne, mums tik vandens užteks. Ne, pilni namai tarhūno yra, žinok, ne. Reikia ženkliuko, kur parodo, kad Mindaugas vairuos mašiną. Čia nepanašu į mane. Tokia uždėlė ženkliuką, čia Aš net neturiu tokio fotelio. Vairuojam. Gal šitą užsikliuojam ant mašinos? Kazama dog. Mindaugui panašiai parodė Italijai moteris. O kas čia parašyta? Jo, visiškai. Oi, Mindaugėlį, koks tavo gyvenimas įdomus? Kokia įdomi apdaila. Aš panašiai darau. Lėktuvai dangų siūna. Bet kodėl man merga Italijoje neatsakė į mano jausmus? Turi bet tų moterų puikiai sukies. Pažiūrėk. Ar atrodai... Susirask paną. Ar atrodau? Pabaig, ar atrodau? Susirask paną. Prašau, pabaig, ar Ne, atrodau? tiesiog. Susirask merginą. Vaikštai, snargliuotą nosim visą. Dominikai, gali greičiau. Visa ta šlanga €30 kainuoja. Už metrą parašyta akivaizdžiai, kablelis metras. Jep. Tu turi išsilavinimą kažkokį ar... Jeigu, pavyzdžiui, aš turiu aukštai, tai jisai turi žemai. Žemas išsilavinimas. Vidutinis pas mane. Vidutinis? Okei. Nėra blogai šiaip vidutinis. Jo. Čia ne vidutinis yra. Čia vidutinis Čia išsilavinimas. ne vidutinis. Čia ne vidutinis išsilavinimas. Čia milžiniškas visi. Čia aukštasis. Ne taip kirčiuoji, mums reikia ne anglių, o anglių. Valdai. Ką, Mindaugai? Gal Galima reikia, šitą. Mindaugai, mes turim branduolinį kombinuotą šildymo katilą Antara Smart Nu šitą namuose. tikrai neturim. Turim, pilni namai. Turim. Pilni namai. Klausiu dar kartą. Teisės pasas turit? Ne. Nuotrauką turiu. Bet tu tik į pasą nešioji. Tuoj parodysiu. Dabar nebesinešioji Kaip tik siunčiau, buvau Italijoje neseniai. Nu, va, matot, kaip viskas gerai susiklostą. Nežinokit, nelabai gerai važiavo į Italiją dėl merginos ir pasakė, kad nemyli jo. Tai. Nu, Neklausykit ne ta jo. mergina vadinasi. buvo. Neklausykit. Aš jam tą jo. patį sakiau, bet Neklausykit jo, jisai kalba nesąmonę. įtikinėja mane vis priešingai.
ilgesni plaukai dabar mano, senai kirpyklai buvau. Gerai. O kaip jūs galvojat, man ilgesni ir trumpesni plaukai tik? Tau tiktų patilėt. Okay. Oi. Oi. Mindaugai, neišmes. Jeigu man kelia įtarimą, aš turiu paklausti. Aš nežinau, kaip mes galim kelti įtarimą. Galim kelti įtarimą, kad neblaivus esam, o ne tai, kad negalim pirkti. Oi, tu durnas, kažkaip paraudit. Tai tavo tetė? O ne. Tu supažindinės tėvuką, kad mes debilai. Sveiki. Mindaugas malonu, kaip laikotės? Skaniai čiulba. Skaniai. Kodėl tu man liepi langus išmušti? Aš neliepiu. Liepi? Tai mes gal nuvesim išardysim. Kam mes nekietę esam? Aš tai neduočiau tau vesti irgi, žinok, jau nieko. Einu tada ardyt. Eini ardyt? Taip. Vat ardyt mokytų. O mes rodėm ar ne, kad čia būgnai elektriniai yra? Prasiskaičia taip. Neįdomu, kai nesigirdi, tai neįdomu. Reikia triukšmo tiesiog begalinio. Prikūrei darbą dabar, Mindaugai. Dabar reikia kažkaip visą tą stiklą čia išimti. Sakei, išdužai langus arba aš tave atleidžiu. Aš tavęs nepasamdęs. Tai kodėl grasinai atleisti? Nu, tu prisigalvoji, kad tave myli mergina, kur važiuoja į Italiją. Nu, gali taip Tu nesakyti. visą laiką prisimastai viską. Gali taip nekalbėti. Nu, ir nebuvo taip, kad tu prisigalvoji, kad tave myli mergina ir... Aš negalvoju iš vis. Nu, va čia yra didžiausias tavo minusas. Ir pliusas kartais. Why does it feel so good? Nušaukit mane į galvą, maldauju kažkas. Ko tyli, Mindaugai? Nu, liūdai. Viskas Sorry, gerai. žiūrovai, nebuvo taip, kaip aš sakiau su ta Italija. Buvo blogiau. Blogiau? Žymiai blogiau. Jisai darė tą tokį nuvažiavęs į Italiją, kur bandė apibučiuoti ją ir jinai taip nusuko galvą ir sukiai prie žmonių nukrito. Kur. Jisai grįžo ir sakė, kad jį pavadino broliu. Kiek jisai verkė vargšas grįžęs. Kaip čia yra, Mindaugai, kad aš emociškai greičiau atsigavau negu tu per šitas 2 savaitės? Aš galiu papasakot? Aš galiu papasakot, jeigu nori, kaip tu atsigavai emociškai per šitas 2 savaitės. Negalima pasakot? Negalima. Tai kam tu man užduodi klausimus, į kurių nenori atsakymų? Bet tai kodėl tu toks liūdnas? Tu tai tau niekas neatsitiko blogo. Nieko blogo neatsitiko man. Ko liūdnas? Nežinau, tiesiog skauda širdelė ir tiek. Kad nemyli ta moteris Italijoje. Nebūtinai dėl to. Kažkas sugražiojo vabalo sparnus? Tik palik vabalo minutį, langai išdaužyti, sparnai sugražioti, lempos. Aš žinok, Dominikai, įtariu, kad čia tavo tėvukas, nes mes kai išvažiavom, tai Jo. ir langai vietoj buvo, ir sparnai viskas gerai. Vietoj buvo, Lempos tėvukas buvo. atvarė iš dubašino mum langus. Matai, kaip nudegiau. Nebelabai matosi. Spenelius nusiskutės buvai prieš Italiją. Padėjo? Visada nusiskutau. Prieš Italiją visą laiką nusiskutė spenelius. Nes maudytis reikia. Labai šlikščiai šiaip atrodo. Jo? Aha. Aš žinau. Kurvų taką vadinamą irgi apsitrumpinau. Nu, gerokai apsitrumpinės esi. Prekiaušą tai net nelindau. Žinojau, kad neprireiks. Uždėk akimis. Ne. Žinok, stiklą lengviau išimti iš akies. Sunkiau išimti negu kad meilė iš širdies. Meilės tai jau neatimsi iš mane, žinok. Niekada. Vat ką aš mėgstu, tai mylėt. Biškai baisoka, bet gerai, kad aš psichopatas esu. Ir nemylimu. Nu tai kai niekas nelaukia, žinai, tai... Och, tada. Tavęs laukia. Kas? Vienatvė ilgai. Vienatvė laukia, jo. Kam tavo ta meilė reikalinga? Pasirodo niekam. Kas nutiko? Lieko. Vat kaip tavęs nemyli niekas, tai tu toks irgi pasimetęs, žinai. Nežinai, ką sakyti, nei ką daryti. Važinas, kad myli. Paskambink į Italiją, paklausk, kad myli. Aš neturiu numerį. Net ir numerį. Tu per Instagramą. Aš neturiu Instagramą. Nu, palika tu čia. Paskambink. Tai gal Lietuvoje kažkas myli? Ne, man įdomu, ar Italijai myli kažkas tave. Paskambink į Italiją, paklausk, kad myli. Kodėl ne? Mindaugai. Kodėl ne? O kaip tu sakė Italijai? Aš tavęs nemyliu. Taip sakė. Aš vienas iš vis buvau Italijai, vienas keliavau. Vienas keliavai? Taip. O. Taip tau suvarė peilį širdį Italijai. Ar gal mamai paskambinsiu? Paskambink mūsų mamai. Šiaip pastarąsias dienas labai daug naktų praleidau Panevėžy. Net nepakels mama, nu nafik.
Pakels, nes myli mane labai, jinai. Pakels, nes myli? Nu, žiūrim. Labas, mam. Labas. Ką veikia? Kaip tik tai, žinot, po parduotuvę vaikštam, baiginėjomės. Ką perkat? Aš labai blogai jaučiu, žinok. O kodėl? Nes Evaldas tyčias iš manęs, baisius dalykus kalba apie mane ir aš jau nebegaliu ir man jau širdis skauda ir aš tiesiog... Daiva, neklausykit jo, aš baisių dalykų nekalbu, tik sakiau, kad, nu, liūdna, kad nemyli tą merginą Italijai, kur Mindaugas buvo pas ją. Jo. Kodėl nemyli? Tai vat, aš jo vis klausiu, kodėl nemyli ir jisai nesidalina su manim. Sakau, skambink Kodėl tu jai. jokies? Sakau, skambink jai, o ne mamai, jisai skambina mamai. Nes man liūdna buvo, aš galvojau, gausiu paguodos ir dabar tu jokies. Tu net nežinai, dėl ko aš jokiuosi, gal aš visai ne iš tavęs jokiuosi. Jo, Šiaip kas yra dažnas atvejis, nes iš jo mažai kas juokiasi. Dar jaunas, dar karjeros pradžia tik. Kaip norėčiau apsikabinti, žinok. O žiūrėk, toks klausimas tau. O tu mane myli? Nu, Gali pasakyti, aš tave myliu. aš tave myliu. Gerai, aš irgi tave myliu. Malonus jausmas šiaip būtų. Žinot, kieno dar vėjo laukai nesutinka? Jo ir tos merginos Italijai. Nu va. Bet labai džiaukitės, Daiva, nes jūs esate vienintelė moteris, kuris sako, aš tave myliu, Mindaugai. Kodėl? Nu, kol kas taip yra. Čia jūs kur randatės? Laukai randatės ant kažkokio? Garaže. Dirbam. O lyja Panevėžy? Ne, po kol kas nelyja, bet labai siaubingai apsiniaukia. Kaip ir mano gyvenime. Kol kas nelyja, bet apsiniaukia, tai wow. Niekad nežinai, kada pradės pilt. Maršiai pila jau paskutinį metu. Pili, tai tu žinok. Irgi ganėtinai intensyviai. Žinau, tai kas tai visumoje, tai visai normalios. Nu, tai veidelio nematai, mama. Gerai, mama, ačiū tau labai, einam toliau, tęsim dirbti. O jūs mane mylit? Myliu ir tave. Yes! Laimėjo Gintaras, mačiau, ne? O 2 vietį 500, tai liktai antri liko. Mindaugas 2 vietį liko vienas. Tai liko vienas iškrito, ne? Nu. Tai va, tai... Žiūrėk, Mindaugai, pas mane net katinas atėjo. Žinai, kaip oras ir visa kita, tai va. Supratau, viskas aišku. Kokia mums buvo moteris. Tokios tai nerasi. Nerasi tikrai. Tai čia mes turime advantažą prieš visus kaimiečius. Nes jie su žmonom, su vaikais, su santykiais veikais. Už mūsų vairo beprotis, kurio nieks nemyli. Pažiūrėkit, va, mūsų vairuotojas. Vienas nemylimiausių žmonių Lietuvoje. Nors esame mes nemylimi, bet tu vis tiek manim tiki. Tikiu, Mindaugai. Tikiu, Ir mes pakylam. Žinai, ką reiškia, mes pakylam? Jo. Užlipiant taburetės, įsistatai galvą į kilpą ir skrendi. Jo, žemėm kojas nelieka. Skrendi, tik nedrąsiai. Pasikari. Einu aš dešrą pašausiu, nes aš esu profesionalas šitame. Jau ką, kai pašau dešrą, tai aš žinau. Pasikeik, Dominikai. Negražu, toks gražus berniukas ir taip negražiai kalbi. Nemylės niekas, jeigu keiksies daug. Iš kur tu žinai? Apie meilę. Atsiprašau, sirblys buvo įjungtas, nieko negirdėjau, ką sakei. Tau šiukšlės kaip ir realybėj. Kaip ir gyvenime tau lieka šiukšlės. Bet tu neliūdėk, Mindaugai. Aš neliūdžiu, aš laimingas. Tavo mama mane myli, viskas tvarkoj. Buvo sirblys įjungtas, žinok, negirdėjau, ką sakei. Merginos iš Joniškio, iš Rokiškio rajonų. Gražios kaimo moteris. Pasižiūrėkit, koks vyras stiprus, dailus. Pažiūrėkit, kaip dirba siurbliu. Pažiūrėkit. O, užpakaliukas riestų. Puikaus sudėjimo. Išlaikymas labai paprastas, labai pigus. Plaukai kokie gražūs. Užteks ir jum, ir jam, ir jom. Žinai ką? Visos kaimo moteris. Man nesilaiko kaklaraištis kažkaip. Dabar jau geriau. O, jūs nemokėsit, sakė man tėvukas, nepasiruošit niekaip to buliaus. Va, puikiausiai, dešros pašautos. Nesilaiko kaklaraištis. Žinai, kaip užsitvirtina smarkiau. Pasidėk taburetį ir ten pas Dominiką gali ant 2 aukšto. Žiūrėkit, kokia įmonė yra hodogų bandelių jaus.
Tai Mindaugo mergina Italijai meilės nejaus. Mindaugui. Nesilaiko kaklaraištis. Gali biškį užveršt. Man nesilaiko kaklaraištis, žinok. Pabandyk patemti truputėlį. Ai, tai matai, turnas gerai. Girdėjau, žmonės taip drošina su kaklaraiščiu. Puikiai diena šiandien, iš tikrųjų. Viskas išsisprendė kaip ir. Viskas visiems tvarkoj. Vairuotoją tik reikės. Reikės susirasti vairuotoją kažkokį tai. Norėsi Dominikai dešrų? Mindaugai... Nesvarbu. Dominikai, jeigu, tu kaip mechanikas, jeigu dešrelę per pusę persprogus iš abiejų pusių, jinai iškepus ar ne? Kaip garažą turintis žmogus ir visą laiką prie mašinų laiką leidžiantis, tai tu baisiai protingas šiaip. O! Buvau užmygęs. Grįžo. Kol tu mėgoji, skambino iš Italijos. Ką sakė? Ką Sakė, pasakykit, kad neberašinėtų man, nieks nepasikeitė, aš jo nemyliu. Bet dešrelės iškepė. Mindaugai. Jis nori kaklaraištį užsirišti. Prieš tavį šiandien noriu pasakyti, žinok, dešrelės bomba. Puikiai. Valgau tokią šilumą viduje jaučiu. Kaip meilė. Labai normaliai viskas. Ko nebekalbi. Čia bus mūsų vanduo apiplovimo bakelis sportinis raudonas, kuris tinka prie lankų. Čia jį pastatysim. Čia su bulgarike prapjausim 2 skylės. Bam, bam. Pro jas praversim diržą. Rasim smagutės, dėsim sirbliuką į vidų vandens. Ir patėsim šlangutės prie valytuvų. Ir tada taip... Nebėra tiek daug nuotaikos šiandien. Vis po biškį, nemelosiu, nuobodėja pasiruošimas. Man tai būtų smagu, bet tai, kad Mindaugas kankinasi be meilės pastovi. Kas kankinasi be meilės? Eik, apie ką tu kalbėjai, aš puikiai jaučiuosi. Ne? Nu? Gerai? Jo, kas buvo? Rodyk kaip šypsis. Tai aš dabar šypsos, visas laimingas. Nesišypsok. Ne, atrodo puikiai viskas. Nu, viskas gerai, man. Nereikia tau moterų. Prie ko čia moteris iš viso? Apie ką tu kalbėjai, Evaldai? Atrodo, lyg būtumėm kalbėję kažką apie moteris, blemba, prieš tai. Jo, kalbėjom, kad nemyli tavęs ten ta Italija. Mes taip kalbėjom? Jo. Taigi aš skambinau mamai, sakė, kad myli. Tai jo, bet ir mane myli, tai vienas belė ką myli. O vat ta mergina Italijai, Aha, kokia? nu, matos, pakankamai taip atsirenka ką mylėt. Tiksliau, ko nemylėt, žinai. Aš nesuprantu, apie ką tu šneki. Pirmas žingsnis gedulo yra denial. Nu, tu ją myli, tai myli. Dabar prisiminiau. Bet tu neliūdėk, nu. Tai nelidėjau šiaip. Tai dar bus ne viena, kuri nemylės tavęs. Jo. Jo. Tau tai tų moterų, kur tavęs nemyli, bus per akis. Toks gyvenimas duotas. Baltas, margas ir juodas. O, FK. O ką mes čia darom? Pjaunu. Kažkas parašė. Tau parašė kažkas? Kas parašė? Evaldas, pavyzdžiui, turi problemą tokią su miegu, jam miego paralyžiai yra paskutiniu metu. Ir Evaldas konsultavo su dirbtiniu intelektu, žinai, kur čia gali būti problema. Ir išsiaiškino, pakalbėjo, išsiaiškino ir tada paklausė dirbtinio intelekto, ar čia gali būti nuo tam tikrų priežasčių ir dirbtinis intelektas pasakė, kad taip. Miego paralyžiai tau visiškai yra dėl nelaimingos žinai. Ir... Bet tu žinai, kad čia jau kerpam lauk. Nekerpam, tiesiog pyp. Pasiruoškit, nes dabar bus labai ilgas pyp. Ką? Tu nežinai, kad jis mano draugas yra, nu taigi aš sunešiosiu tave. Nu, ką? Nu negalima taip elgtis su mano draugu. Baigėsi. Sutinki su manim? Sutinku, bet ilgas pyp buvo. Ką tu darai čia, ble? Šluoju. O ko tu trinies aplink tą mašiną pastovi? Kaip su moterim, aplinkui, niekad Ne viduj. Ne viduj. Esi ne vidonas. Ant tiek judėjo su moterim vidūnų vadinu. Tas tai sako, pastoviai sulindęs į vidų. Vat šluotai moko, aš žinai. Ne veltui mano zodiakas mergelė. Kur tu bus? Ble, dabar šiaip kaip paklausai. Meiliai nesiseka. Aha, kortuose irgi. Kortuose irgi. Muzikoj Nelabai. nelabai. Komedijoj Komedijai ne.
Iš baidarį iš irklavimo išmetė dėl to incidento. Gydytojas sakė, kad nebegali irkluoti. Gydytoja tau sakė nebeprasidėti su moterim ir nebesiskaudinti savęs. Ir vaistų išrašė po to. Ant vaistų kučiuvakas pasadintas. Todėl toks ir laimingas. Tokio dydžio širdelį. Įsivaizduoji? Tokio dydžio širdis. Matai? Tokio dydžio širdis. Kumščio dydžio širdis. Kas ten pasižiūrė? Ten, kažkur ten, kažkas ten yra. Ai, ne, ten. Ten. Kas ten yra? Matai? Ne? Pasiražiau, kitas reikalas. Kaip tu jo ir nesigėjus, ne? Nes mano draugas gėjus. Ant visko jis padėjęs. Padėjęs jis yra nuomonė jūsų. Renka laikus, neišeina iš tūsų. Mano draugas nesenai išsiskyrė dėl to, kad gėjus. Išsiaiškino, kad vis dėlto mėsgaliai jam prie širdies labiausiai. Nėra jisai žuvies fanas. Katras čia? Ai, nepažinosi. Man tai keista, kad tu turi draugų, žinai. Jo? O kodėl aš turėčiau neturėti draugų? Aš geras žmogus esu. Nes tu tik vienišas žmogus. Aš nesu Pats su savim. Ne pats su savim. Aš netgi kambarioką turiu. Marką Žukauską. Marką Žukauską irgi. 2 kambariokus. Pala, Mindė dabar atsimeni, kaip šitą reikia naudoti. Kur tu kiaulaičių dabar ištraukti? O, žinau. Fermos pilnos. O kur fermos? Istorijos, pavyzdžiui. Okay. Ten kiaulaičių fermai yra istorijose. Nemažai ten kiaulaičių ateina. Okay. Gyventum su kiaulaitė, problemų nematytum. Evaldai, Klausau, Mindaugai. noriu tavęs paklausti. Vis tiek esi kažkada turėjęs kažkokių santykių, nelaimingų meilio ar dar kažko? Paauglystėj. Yra tavo vis dėlto, tipo, dužų širdis. Dužų širdis? Vieną kartą gal. Vieną kartą? Jo. Ar tau buvo taip, kad nejuokinga viskas? Ne. Ne? Šiaip jeigu tikras komikas, tikrai širdį jauti, kad tau scenas sutvertas, esi stand-upui viskam. Visą laiką juokinga, non-stopų juokinga tiesiog būna. Jo? Ne. Neatrodo, kad labai juokingas dabar būtum. Man tai baisiai juokinga. Baisiai Viduje aš kaip žvengiu. Jo? Iš ko žvengi? Iš tave. Kodėl iš manęs? Išvaistėjai pinigus į Italiją. Įdegiai be reikalo žiauriai smarkiai, nusiskatai spenius veltui, tipo speniai nuskusti, atauginėja dabar, žiūri kiekvieną kartą į tą ataugantį plauką ir galvoju, o kam aš tai dariau, kam aš važiavau į tą Italiją. Ne dėl to šlykščiai, tipo, dėl kelionės pačios. Kiekvienas ataugęs plaukas ant spenelio naujas to primena. Tas skausmas, žinai, kur tu pasakė ne. Lyg ir tu turėtum būti skausme, žinai, man čia įrašyti. Aš nusidaužiu pirštą, bet jau baigė tau. Tau patinka apsikabinimai? Man? O tau patinka apsikabinimai? Tai reikėtų kokį turėti antrą pusę, kad apsikabintų tave dažniau. Parašė kažkas. Kas parašė? Savas. Skambinam Italiją. Aš net ir numerio. Ką? Negirdėjau, kad sakai, dulkius ir blius buvo jungtas. Per 2 dienas pabūt kartu ir sako, ai, aš įsimylėjau Evaldą. Aš galvoju, tu išprotėjai, maksimum neįsimylėjai. Bulių reikia ruošti, reikia darbus daryti. Kiek laiko per jį prašvaistam? Ką aš turėčiau pakeisti? Pradėk mylėti moteris, kurios tave mylėt, žinai. Okay. Bet čia nėra taip paprasta. Nu paprasta, nuo 8+ kilogramų į viršų ir viskas. Meilėm, žinai, grįžtum namo koldūnų prikeptą. Valgo tą būdų su grietinė majonezu apsipylę. Niekas labiau nemyli negu stambi moteris. Visą laiką mama sakydavo, kad gero žmogaus turi būti daug. Va būtent, o tu visi renkite sūsnas, nusudžiūvusias. Ir nemylės tave. Nu, tipo, vis tiek meiliai turi būti kažkokia fizinė trauka, ne? Tai tave jinai tai trauks, pizda, žinai, kaip gravitacija veikia. O kaip, gal gali man papasakot, kaip, pavyzdžiui, ką man reikėtų pasakyti, nu, tipo, merginai, damai, nu, tipo, kad viskas gerai būtų? Kurioje svorio kategorijai? Pradedam nuo featherweight. Nes jeigu kudutė, tai reikia daug kalbėti. Jeigu pradedam... didutė, tai užtenka pasakyti, žinai, einam pavalgyti ir tada vietą. Kažkas parašė. O, nice. Kas parašė? Kas parašė? Savas. Safas, jo. Jūs gal draugaukit su Safu. Abiejų niekas nemyli. Gal ne tau moteris, aplamai, tipo, žinai, kitiem netinka ten mėlyna spalva, pavyzdžiui. Tau gal netinka moteris. Bet man belenkai patinka. Jo, bet tu jam nepatinki. Gėjai dėl to gėjais ir būna, kad ne tai, kad
Jie moteris nepatinka, bet jie moterim nepatinka, tada tu galvoji, nu gerai, būsiu gėjus. Taip, beveik. Okay, įdomu. Pratinkis prie Hesburgerio majonezinio padažo agurkinio. Nes rysis, žinau, kartu su savo mergytė, kuri tave myli dieną naktį. Tu išsirinki vieną, žinai, išprotėjusią crazy moterį, kuri tavęs nemyli, tu sakai, o, kaip sunku. O nueini bet kurį Magdaką, ten kiek laukia moterų stambių tavęs. Išskėstom rankom. Biški rebaluotom, bet išskėstom rankom. Šiaip rankos yra vienintelis dalykas, kurios prasiskaičia pas jas. Tau neabsurdas, kad mes beveik nieko be Dominiko nepadarom štai mašiną. Aš nežinau, kaip įdėti diržą į šitą daiktą. Man 28 metai, iš inžinierijos mokslus pasibaigęs aviacijos elektronikos. Nežinau, kaip įdėti diržą į šitą. Nu, gal išmesiu, pamojosiu kam nors. Visus santykius išmeti, kur turėjai gerus, kur tave mylėjo. Jo, čia tiesa yra. Nu. Čia tiesa yra. Šitą padariau. Kaltas, dar kartą kaltas. Net jie kaltas kiekvienas. Ačiū Dievui, Dominikas grįžo. Parodys, karočią, kaip būti vyrais. Jeigu nori, aš galiu kai ką vyriško parodyti. Matai, myžiu atsistojęs aš. Čia tiek vyriškumo. Nu tai pažiūrėk, atsistojęs myžiu. Primyžo ant žemės Dominikai. Eina, na. Dominikai! Aš neprimyžau! Mindaugai! Aš neprimyžau! Tavo tualetė. Kodėl tu primyžai ant žemės? Aš neprimyžau, prisiekiu. Primyžo, ką tik ant žemės. Prisiekiu, neprimyžau. Kam tu myžai ant to žemės? Myžybų metu, tu turinas, ką jis vyksta. Ai, va, rankšluostis. Kažkas parašė. O? Kas parašė? Savas. Nenoriu aš. Aš nenoriu. Aš nenoriu. Aš? Kuo? Nieko neturėjau prie lūpų. Bet nieko neturėjai prie lūpų, matos. Kažkai ar turėsi? Atsakingas, toks žavus, jaunas, perspektyvus, daug akyse vilties, meilės. Šiandien pajaudus pasakęs. Ką tu pavirtai? Nalgdėk. Išsitepęs buvau? Biški buvo įsitepęs. Bet nuvaliai dabar. Jo. Gerai, ačiū tau. Tu atrodo kaip vis labiau kenčiantis žmogus. O! Priveržiau. Pažiūrėkit, kaip priveržiau. Malodėt, išmokai. Nu, daug aš suviniosiu, tu nemoki. Pas tave paukštuko atskrido, biški. Čip, 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 čip. Čip, 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 čip. Paukštelį, padangių paukštelį, atnešk cigarečių pakelį. Taigi juokauju, ašgi vaidinau visą laiką, jūs galvojate, aš rimtai? Ašgi visą laiką vaidinau. Ašgi tas šmaikštuolis iš interneto. Ašgi vaidinu, blemba, mangi viskas gerai, what the fuck, aš džiaugiuosi gyvenimu, džiaugiuosi kasdienybę, džiaugiuosi saulė, džiaugiuosi savo miestu Vilnių. Dievinu šitą miestą, Eldai, dievinu šitą miestą, dievinu Dominiką, dievinu tave, Eldai. Kaip dievinu Italiją. Tokia gera šalis Italija. Va. Norėčiau gyventi Italijai. Aš persipjausiu gerklę toj. Kas nutiko? Nu, blet, nu vienas per mažas, kitas per didelis. Nusiraminau. Tokia pūrė, tie plaukai, viskas jau. Nieko, Mindaugai, grįši namo šiltai pas moterį, atsigulsi ją ant šlaunų, Jo. padėsi galvą ją ant kelių, ant to paglostis galvas, sakys viskas gerai, Mindaugai, iš tave myliu, iš tavim pasirūpinsiu, tu sakysi ačiū, man taip geras su tavim. Taigi laukia namie tavęs meilė. Nelaukia, Evaldai. Ką? Nelaukia. Sorry, pamirštu kartais. Šitas. Gauni meilės, Mindaugai. Toks gražus vaikinas negautų meilės. Nu nesąmonė, nepasakok. Mylėk ir būsi mylimas. Parašė kažkas. Kas parašė? Savas. Aš myliu merginą gėlių kvartale. Nuvažiavau į Italiją, pasakė mane. Ei, mašiną nuleido. Net ir mašiną. Mašiną nuleido Mindaugas. Mindaugui nepavyksta, tai mašiną nuleido. Duok man, karočią, cigarą, sako, padeda impotencijai. Vis tiek nebeprireiks man.
Aik, tu mergina parašė man. Tau? Kokia? Jo, eina savo Mindaugai. Kviečia susitikt. Kas? Mergina. Tave? Jo. Tau rašė Safas, dar kada grįšim iš garažo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ko tu tų mergų nesivedi? Sakėm, dviese gyvensim, vesimės mergas Mindaugai. Ani vienos dar nemačiau atėjusios pas tave. Tu tu nieko nesiseka, žiūrėk. Viskas stovi vietos, viską darai, įdedi visas jėgas, viskas stovi vietai, Mindaugai. Nieks absoliučiai tau nesiseka. Nejuda reikalai į priekį, aniai biški. Visiškai, pažiūrėk, beviltiškai. Visas tavo vat romantinis gyvenimas sutilpa į šitą varžtą. Makaluoji, nesupranti, ką darai. Droži tą patį. Tau sako, ne, nesigauna, droži tą patį. Nebučiuok varžtą, nenori varžtas. Varžtas tau sako, kad likim, nebučiuok varžtą per prievartą. Mindaugai, nebučiuok varžtą, nesižemink. Ai, tu galvoji, kad vienas pasakė ne, tai kitas pasakys taip. Žirnas šitas. Aš tau ką sakiau, kuo didesnis varžtas, tuo lengviau žinau. Vat kai aš norėjau šitą padaryti, tai planas blogas. 1, 2, 3. 2, 3. Gali man parodyti? Ne, nes aš jau padariau 7% darbą ir tu pabaigsi ir tada aš liksiu vėl karočią ducho vietoj, nes nieko nepadarau narkai. Ir vėl mane visi karočią duchins, tyčiasis visi iš manęs. Ir kas iš to laimės? Tu vėl, eilinį kartą tu laimės. Ir kas man bus? Min. Atsiprašau. Pasikaršiau. Ne, biški palsė. Po biški. Išmainuoju. Nu tą ką ir dariau. Ne, tu matai, tu per prievartą lupai taip žinai smarkiai. Čia reikia taip lupt. Biški čiučiukas smarkiau. Ir paėmiau čia per prievartą, taip, per šitą vietą. Ir išlapė. Nėra taip sunku, min. Nesiparink, išmoksi vieną dieną, užaugsi. Daug dar tos brandos, kantrybės reikia mokytis daryti. Sakai? Viską per prievartą, per jėgą darai, bukai. Reikia apsikabinimų. Aš darbu visą, žinau. Tau reikia apsikabinimų. Susirask moterį apsikabinti. Aš tai norėčiau su tavo pirmūkų medį apsikabinti šiuo metu. Nemanau, kad aš tau įduosiu vairuoti. Neprašiau. Tai jam nieks neduoda, žinok, nei vairuoti, nei mylėti. Aš nebeturiu jėgų. Nu tai tu, matai, tu išsidraskai be reikalo. Aš visas dirbu. Nu. Aš noriu kako. Eik pakakok. Eik. Nekapok ant žemės. Tai nekakok ant žemės. Užaugs, subręs, bus tų moterų. Stambesnių, bet bus. Loreta Graužinienė, pavyzdžiui. Vilija Blinkevičiūtė. Vitalija Katunskytė. Deja mirs. Čia. Queen. Mūsų karalienė. Bet deja, ne visiems gyvenimėlis duoda, žinai, atsilaikyti prieš cholesterolį nesveiką. Ir užsikišusias vienos, kai kurios labai smarkiai palaužia, kai kraujas nebeprateka nei į smegenis, nei į širdį, nei į širdies raumenį. Nereikėjo cepelinų, jas Palangoj, blėt, atsisėdus. Ką? Kaip aš Jori pavargstu būti vienas toks čystas žmogus. Protingas, gražus, be problemų, be šeimos. Pagaliau galima toliau lupt viską laukan. Ką moku, tą moku. Ardyt. Daug lengviau nei statyt. Nes va, ras, bum. Viską išlupti. Va, bum. Nieko nebėra. Bam. Čia guma reikalinga. Nereikalinga. Buliai už mėnesį laiko. Dėl mergų verkia. Ant žemės šiko, ant žemės myža. Paimi replės, viską išlupi, nu. Romantikas atsiradė. Eik, nuim duslintuvą, padaryk tiesų išmetimą. Kaip iš čia nusijama? Duslintuvas? Jo. Taigi juokavau, Mindai. Ai, nenuimt? Taigi net tu nemokėsi. Nuimsiu dabar iš Reikės principo. nupjaunais. Tik iš principo dabar nuimsiu. Užtraukime tai metai rekas, kada
Dainuodavo mūsų senoliai. Noriu tu pasakyti vieną dalyką. Jo. Važiuok namo palsėt. Kodėl? Tau blogai yra. Kas? Tau blogai. Kas? Nu viskas, absoliučiai. Kodėl? Kodėl tu taip sakai? Nu matas iš tavęs, nu. Mato žmonės komentaruose rašo dabar. Jo. Aš pametęs save truputėlį. Absoliučiai. Nuimsiu duslintuvą, nusiraminsiu. Nereik, neimk, Mindaugai. Žiūrėk, padėk šitą, eik ten į viršų, nėra sofučių, kompiuterių, būgnai, elektrinį ir. Čia biški ne tavo temų. Tai ką aš čia veikiu tada? Kaip Italijai, švaistai laiką. Gailiuos, kad tau Lietuvoje turiu pasakyti šitą, bet ne. Ir Italijai, ir Lietuvoje. Paleisk, Mindaugai. Tau reikia paleisti. Tau reikia paleisti, tau gyvenime reikia paleisti daug dalykų. Paleisk, Man Mindaugai. nuim duslintuvą. Nenori. Aš Tu nenuimsi. Aš nenuimsiu. Nenuimsi, Mindaugai. Paleisk. Atiduok man raktus. Išmok gyvenime paleisti. Prašau, atiduok man raktus. Išmok paleisk gyvenime. Mindaugai, viskas. Eik atsisėsk į Marko Bemsą, paverk biškį palsėsi. Eik pamiegot. Duok raktus. Aš nebenoriu mėgoti. Duok raktus, Mindaugai. Mindaugai. Aš noriu nuimti duslintuvą. Tau nepavyks. Man pavyks. Ne, nu tu netoks. Man pavyks. Tu netoks, Mindaugai. Tu neatsimeni, kiek aš daug padariau? Kur? Mašinai. Nieko nepadarei beveik. Išlupau kiek. Neišlupai, aš viską išlupau. Viską aš irgi išlupau. Aš viską išlupau. Aš irgi buvau išlupęs. 2-3 apšyfkės išlupai Nu viską. ne, o sėdynės kas tą nuėmė, išlupo. Tai ten pabaigos, kurios buvo atgybašinas. Tau nepavyko ir aš išlupau. Aš viską buvau nugręžęs ir tu ant pabaigos atėjai ir išlupai. Nekalbėk, tai man labai skauda. Aš šaunuolis esu. Aš geras esu. Ir man Nepaisant, pavyks. ką to mama sakė, ne. Man nemeluotų Daiva. Matai, Daiva nemeluotų, bet Daiva net nežiūrėjo bulių epizodų visų. Ant tiek jai. Pirmą tik tais. Daiva ant tavo tų projektų ir ant tų tavo bulių kautinių. Buvo Panevėžėtis ir klodavo, pacaniukas, trumpai skustas, normalus, pažiūrėk, verkė apsikabinės raktų komplektą. Basta. Kas padaryta, tas padaryta. Ne, Mindaugai, nedurniuok. Saugusių vyrų dalykai vis tiek. Dominikai, gali nuleisti damkratą. Dominikai, prašau, gali nuleisti damkratą. Čia žinai, koks straipsnis? Prašau, Dominikai, nuleisti damkratą, prašau. Net nebus straipsnė, jam tiesiog dantis priekinius išstums iki gomurio ir viskas. Net nebus. Prašau, nuleiskit kažkas damkratą. Tiesiog be dantų liks. Kaip čia reikia? Bet nežinai, kaip veikia. Nu ką tu darai, nu Mindaugai, nu žiūri vyrai, tu dročini dankratą. Tu dročini dankratą. Aš ieškojau, kur Ne, nusileidžiu. nu tu dročini, nu viskas. Tu, Tai kaip man nuleist damkratą kitaip? Kaip man nuleist, matai, kad visas stačias. Irgi protinguolis atsirado. Vyras didysis. Genijus. Tai palauk, vienas šlangos galas į varikliuką, kitas šlangos galas į bakelį. Taip. Kas ant valytuvų purkščia vandenį? Surasti, kur jiems dėti, tada pritaisyti. Gali ir nuo per 13. Nučiū. Jeigu akis neapgauna, niekada nahui nebuvo apgavus dar. Du vieną kartą buvo, Kada? kai galvoji, kad sutikai savo gyvenimo moterį. Tai pasižiūrėjus, tai slysta, karočiai, gyvenimas iš rankų tiek tau, tiek man. Absoliučiai karočią. Pradėjome su to vabalu čia karočią. Šiaip nuo vabalo visos problemos ir partėjo. Tik nusipirkom, blėt, sugriuvo viskas. Kai pradėjom lupt vabalo saloną, taip išsilupo viskas. Stebuklinga graži suknelė, neriniuota ir marga. Aš myliu, 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 daug vyrų. Būki su manim. Būki su manim. Dienom naktim. Nieko blogo nenutiks. Pabadyt. Tau. Ble, Dominikai, žinok, net neturi kur graštui statyti. Kaip Mindaugas dabar. Ne čia. Och, tu kurva. Och, tu kurva. Čia. Kas buvo? O, tai jau reikia damušt tada. Ne. Bet šiaip gražiai visai suskyla. Aš taip vaikystį saulę piešdavau šiaip, ble, koks debilas vaikas būdavau, kas taip saulę piešė, tu durnas.
Vos ne vos paliečiu ir pasirodo trapesnis. Šitą karo čia gali kiek nori. Šitas tai va. Biškį įpisi. Va, iškart skyla. Bet malonumo kiek tai belieka, ne? Šiaip juokinga, kad apiplovimą darom, tai nebebus ką plauti. O gal nedarom apiplovimą, gal išpisam stiklą ir paliekam Mindaugą kaip lėktuvę su akiniais tais. Jo, man tinka, žinokit. Nieko čia nėra, po tą mašiną, ką žiūrėjai. Nu tai reikia... Matai, kad nieko nėra. A, suka, kurva, nikštys, Tu debilas, kaip blėt, susilaužysi koją. Atrodo pasidaręs. Nes turėčiau atrodyti. Izdačias, Nes pasidaviau. Čia plasmasė, čia skylė. Va, bam bam, šlangytė. Reikėjo tik stiklą sudaužyti su plaktuku netyčia. Nežinau, pasižiūrėjus iš šono, kas čia darosi. Tai neatrodo tikrai, kad... Tikrai neatrodo, kad tiesiog šlangutį norėjom prasivesti saloną. Va, tvirtinu bakelį dabar. Ble, maladėt, Šio bakelį pritvirtinu. Evaldai. Man kažkas parašė. O, parašė tau kažkas? Kas parašė? Safas? Vis pirma, tai prigėriau langų skysčio. Visų antrą tai su burna patraukiau, karočią. Irgi variantas. Ir va. Opa. Taip, va, karočią, kerkės. Durnas. Atvažiuoja kažkas. Ai. Apsisukai važiavo. Pamatė, kad nesimižo žiauriai. Nebeveik. Papat pampubuok. Eik, ten. Pakelk aukščiau bambulį biškį. Ne, tipo, patį bambulį. O, bėga. Bėga. Nu tai karočią. Aišku, šiandienos rezultatas. Katinas ryžas, mindė vienišas ir labai nemylimas, skaudančia širdim. O mūsų nėra. apiplovimas neveikiantis. Tai žodžiu, šiandien apsirenkam šiukšlės, užsidedam ratą. Užminint kažko, man atrodo. Dar viena sėkminga garažo sesija, kur pasistumėjom 2% iki finalo. Bet gerai laiką praleidom. Ne, Mindaugai. Ai. Suvalgom pasnės sasyską ir namo. Ai. Stogius, einam pažvengsim. Einam pažvengsim. Aš galiu sėdėti, žvenk. Einam pažvengsim. Čia apie skausmą kalbėjai, nori, kad iš tikrųjų skaudė. Man, žinok, blogiau jau nebus. Nori? Bet koks fizinis skausmas vis tiek yra mažesnis už psichologinį.